Gruzijoje iš tiesų sprendžiasi klausimas, kas bus toliau su Europa, kas bus toliau su NATO. Mes manom, kad buvo didžiulė klaida padaryta pavasarį Bukarešte, kai Gruzija ir Ukraina nebuvo pakviestos, tiksliau nebuvo jiems suteikta narystės veiksmų plano galimybė. Ir tai padarė Vokietija ir Prancūzija. Jos šitos valstybės turi jaust didelę atsakomybę už tai, kas vyksta dabar Gruzijoje. Na, o mes, Lietuva, turim pradėti galvoti jau kitom kategorijom. Prieš porą metų Tėvynės sąjunga pasiūlė Rusijos sulaikymo strategiją, kuri šiandien jau atrodo per švelni. Bet šiandien mes Rusijai sakom, mes norim demokratiškos Rusijos, mes siekiam ir visada siekiam, kad Rusija būtų taikinga valstybė. Ir mes šiandien su dideliu skausmu stebim, kad ji tokia nėra. Išeikite iš Gruzijos. Mes palaikom Gruziją, mes palaikom gruzinų tautą. Mes norim, kad Gruzija būtų NATO narė, mes norim, kad Gruzija būtų demokratinė valstybė ir mes jai padėsim. Руки прочь от Грузии! Руки прочь от Грузии! Руки прочь от Грузии! Руки прочь от Грузии! Iš ties yra nedaug žodžių, kuriuos šiandien galim ir kuriuos reikia pasakyti. Pirmieji tie žodžiai yra labai paprasti. Te gyvuoja Gruzija. Gruzija! Gruzija! მე მინდა პირველ რიგში თითოეულ თქვენთაგანს გადაგიხადოთ უღრმესი მადლობა. Ketsvihri, მთელი ლიტველი ხალხის წინაშე. Pirmiausia, norėčiau iš visos širdies padėkoti kiekvienam iš jūsų ir nusilenkti jums. Jums nusilenkė visa Gruzija.